ką mes čia pamatysime, kuo jis mus nustebins. Galvojam pasilikti iki rytojaus ryto, važiuojam dabar į kempingą, nes vietų, kur pasidaryti servisą tiesiog nėra. O į grabę pilt kažkaip tai, nesinori. Pasidarysim servisą, pasistatysim kemperį ir eisim arba važiuosim. Dviračiais į miestą. Kaip kemperių, vokietukai, vien vokietukai susistatė. O, ateina. Hello. No place? You have a reservation? No. Is it possible to do service for camper? Yes. Yes. Complete? Fresh water and cleaning toilet? Toilet cleaning, disposal of water, Rainwater? green, yeah. And fresh water? Half, Half. yeah. Okay. You drive on the silver box on the left side. Oh, how much? And I come. €5. 5 €. Complete. Okay. Okay. Thank you. Tai va, negavom vietos. Pilnas. Minimalas. Labai čia, ne? Čia va. Man reikia apsisukti. Kas ten per aikštelę? Autobusą. Tai va, pasidarysim servizą už 5 eurus ir važiuosim ieškoti vietos, kur pasistatyti. Ane? Kas belieka. Kaip pirmieji įspūdžiai Leipcige. Jeigu šiaip žiūrint, man netgi už Dresdeną gal gražiau. Nu, jo, už Dresdeną. Nu, šiaip pats miestas toks kažkoks, nežinau. Nu, gal toks jo, turim savo zonas, ne, kad toliau ne tik tai Senamiesčio, kelis tas pats. Tai iš tikrųjų ten, graži bažnyčia, viskas ok, bet esmė buvo tai Marktplatzas. Šita vat vieta, į kurią mum buvo rekomendavęs ChatGPT atvykti. Eisim patyrinėti, pasižvalgyti, o gal net ir kažko paragauti. Mugė tokia autentiška iš tikrųjų, net vaikam supynės, jos yra ne šiaip kažkokios tai, bet senovinio tipo. Tarnaujantis personalas irgi apsirengęs atitinkamai. Čia turbūt irgi kažkoks tai lipimas, arba nuvirsti, arba ne, tom kopėčiom. Barbarytė nori žvejot jau. Jau tuoj sezonas tavo prasidės, jau galėsi kilbukus žvejot. Į Dreverną galėsim važiuot.
Nu, pėstute, kaip bebūtų, tiek užtruktumėm suvaikščiot kur kas ilgiau nei su dviračiais, tai sakom, kad kemperių papildymas elektriniais dviračiais buvo geras sprendimas. Tikrai smagiai važiuojasi, prasilėki, daugiau pamatai negu tiek suvaikščiot. Aišku, čia mes labai ribotai šį kartą laiko turim tą savaitėlę, o noris ir čia sustoti, tai dviratis gelbė. Daugiau mažiau apvažiavom pagrindinius taškus, kuriuos buvom pasižymėję. Norėjom nuvažiuoti į ten tokio restoranų, ne restoranų, tokio maisto, į holą tokį, bet jau greit užsidarinėjo, tai net nevažiavom ir atvarėm atgal į Marktplatzą. Tai eisim kažko paragauti ar pasižvalgyti ir paskui į kemperį, jau niekur nebevažiuosim daugiau šiandien, nebežadai. Va taip, kaip sakant, kainytė Vokietijoje. Ir ką tu padarysi? Nieko nepadarysi, nori keliaut, mokėk. Tai labas rytelis. Atvažiavom vakar Potsdamą, nepasilikom Leipcige miegoti. Sakom, dar iki miego turim porą valandėlių, tai ką mes čia kemperį sėdėsim, važiuojam. Atvažiavom apie 10 valandą ir nuėjom miegoti. Vat, atsikėlėm, papusryčiavom, turim kaimynus irgi, iš tikrųjų labai ramiai aikštelė, paukšteliai čiulba nuo pat ryto, ramybėlė, geras vertinimas aikštelės. Na, o dabar važiuojam pasižvalgyti į miestą. Iš tikrųjų vakar pravažiavus naktį paliko gerą įspūdį. Iš tikrųjų aš galvoju, kad jisai nieko per daug ten neanalizuodamas apie patį miesto dydį, apie jo architektūrą ir visą kitą, tai aš kažkaip buvau stipriai nustebintas atvažiavęs naktį. Buvo labai gražu iš tikrųjų. Tai vat, reik manyt, kad ir šiandien dieną mes taip pat pamatysim gražius miesto vaizdus. Čia visur yra vynuogės. Vorelės atitvertos, vat. Irgi yra vynuogės. Tai aš įsivaizduoju, koks čia yra grožis ir ta žaluma, kada atvažiuoji vasarą. Arba bent jau kokį gegužės mėnesį. Čia koks sodas.
arką, kurios ir ieškojome. O čia graži priešais mumis alėja. Ir gale dar vienas turbūt iš lankytino objektų. Bokštelis matosi. Ragausim tą, ką mergaitės čia bus susukusios. Kainos tai tokios nelietuviškos. Dar yra kur mums stieptis. Kai pasibaigė dujos namūkyje, tada verta gerti, neverta, o būtina, kaip sakoma, gerti kavelę mieste, kuri kainuoja 4,80. Ir visas šitas, kas matote, be kelių centų 20 eurų. Štai jums ir Vokietija. Nu, bet ką padarysi, atostogos yra atostogos. Stebiu žmonės ir žiūriu visi, kad ir koks jisai būtų pavargęs tas jo dviratis, bet jie visi juos prisega arba perveria grandinę. Nes panašu, kad žulikų čia yra. Su kaveliais pagėrimu ir priėjom kažkokią tai bažnytėlę. Atėjom kebabiuko paragauti. Nu, merginas, kaip jums? Žiauriai gut? Paragausim, kas čia žiauriai gut. Kas čia gerai, kas čia skaniai. Skanau. Raudonų plytų Nyderlandų vadinamas Dutch kvartalas. Toks kitoks. Neįprastinis architektūros. Įdomesnis. Įsidienojus ir įšilo. Kaip gražu šitam skvere. Rajonėlį. Žmonės čilina visi lauke. Visas rajonėlis raudonų plytų. Tikrai išskirtinai gražiai atrodo. Važiavom prie vandens kažkur tais. Ko gero mūsų kelionės pati šilčiausia diena. Daugiabučiai. Su va tokiu vaizdu, tokia pakrantė, gamta. Keičiam dujas. Niebieska nie będzie. Vakarienė mūsų. Kaip flekai barbarytė? Žiauriai gerai. Žiauriai gerai? Atrastas naujas skonis, ar ne, Barbora? Antras užėjimas. Karšti irgi patikrinti, kad čia gerai. Labas rytas! Išmiegojome, susitvarkėme, didysis penktadienis, kemperį išvalėm plaukus, nes fėja šeriasi žiauriai. Tai vakar atvažiavom apie 9 valandą, pažymėsiu miestelį, čia man lenkiški tie pavadinimai sunkiai.
Galvojom, kad iš tikrųjų bus mažesnis, o važiuojam, bažnyčia jau nuo autostrado šviečia ir pakankamai didelis. Čia dabar nakvojam kažkur tai prie uosto, ten jau krantinės. Čia šitoj vietoj matosi žemėlapio, tai net užblūrinta vieta. Sakau, kažkas tai yra slapto. Ir paskui ryte matom, kad vielinės tvoros, paguglinus, čia kariuomenė. Tai gal į tą pusę net ir nereikia filmuoti, nes tuoj paskaitys mane kokio agentų. Galiu ir negrįžt. Žodžiu, iki Gdansko liko porą šimtų su trupučiu kilometrų. Vakar neblogai nuvažiavom. Ir ekonomiškai važiavom. Kažkaip niekada taip, nelaikiau ilgą atstumą 90, tai pajutau, kad ženkliai kišeniai geriau ir ilgesnį atstumą nuvažiavom. Tai tiek. Pirma sustojimo vieta Švyturys. Matėsi jau jisai nuo toli pakankamai. Čia šitas miestelis, jis toks kaip šventoji, dar besistatantis, daug tokių smulkių, mažų, nedidelių, vienas šalia kito esančių namukų. Tai vasarą panašu, kad čia tikrai yra daug poilsiautojų ir susidomėjimas apgyvendinimu vis auga. Vėjas ištaršė mūsų plaukus. Nu, tikra šventoji. Namukai visi suspausti vienas prie kito, va. Sienom sulipdyti, kaip kregždžių lizdai. Miesteliai dar tik bunda. Tikisi per Velykas gal didesnio antplūdžio, todėl ruošiasi. Bet šiaip tai viskas dar mirė. O va jūra visai čia pat priešais mumis. Aš nežinau, merginos, ar jumis galėjau arčiau privežti nei dabar. Čia beveik į jūrą. Čia toks truputėlį gal daugiau jau į Palangą panašiau, lyginant ten, kur prieš tai atvažiavom. Dabar nuo Švyturio iki šito miestelio buvo apie 13 km. Tai praktiškai buvo kelias panašus į Kunigiškių Strojkės. Vis lipdo, vis stato nesibaigiančios statybos. Nu ir dabar šitą miestelį, kur pridėsiu, kaip iš čia vadinasi, kempingas kainuoja virš 20 eurų, 22 eurai ir puikiai vertinamas, tai visai kodėl čia neatvažiavus prie tos lenkiškos Baltijos jūros. Lyginant su mūsų Palanga, kur kompensa ten be 60 eurų plėšikai neprasisuksi, tai ką tą duoda mum Palanga? Nieko. Da Nida su savo vaibu, tai suprantu, bet 60 eurų ne, hebrytė, nepaeis. Čia kas irgi įdomu,
Panašiai kaip Neringoje, iš vienos pusės eina ežeras, o iš kitos pusės jūra. Tik kad čia nėra taip, aišku, gražu kaip Neringoje, ar ne? Visa pakrantė yra šalia marių, ypatingai graži. O čia namai apstatyti ir prie to ežero nėra taip gerai. Tai aplankėm 4 miestus. Pirmas buvo Lenkijos Vroclavas, kuris yra žymus savo spalvotais namais. Ir galima mieste rasti virš 300 nykštukų, mums pavyko rasti apie kokią 20. 10-20. Didesnių paieškų, tiesiog šalia kojų jie buvo, visur šalia, greta. Girdis, sako, garsas. Tai va, paskui važiavom į Dresdeną. Dresdenas buvo pakankamai tamsus miestas. Bet dėl to, kad oras turbūt buvo toks, nes būtų saulės, būtų... Bet ir pati architektūra, tokie tie lankytini objektai, jie tokie, gal ten tokio tipo jie, bet man taip tokie kaip apkerpėjai, jie tokie tamsūs. Nu, bet gražus senamiestis, toks turintis savo architektūrą, savo išskirtinumą. Bet jeigu lyginam lyginam miestus Vroclavą ir Dresdeną, tai neturbūt, o Vroclavas, taip. Kas toliau? Leipcigas. Turbūt mažiausiai įspūdžio padaręs iš 4 miestų, kuriuos lankėm, bent jau man. Nežinau, jūsų atsiliepimai. Nu taip, bet irgi jisai įdomus. Užsidėjom pliusiuką, kad ten buvom. Faina mugė, autentiška tokia. Kas toliau? Toliau Potsdamas buvo. Kaip paliko įspūdį Potsdamo rūmai. Parkas. Taip. Neįspūdingiausias miestas, bet Vroclavas gražesnis. Ne, man tai labai patiko Potsdame, nes toks išskirtinė architektūra, rokoko stiliaus buvo net, mes pasitelkėm ChatGPT. Tai antras po Versalio rūmų Europoje esantis rokoko stiliaus atspindys. Tai tikrai buvo ką pasižiūrėti. Kaip padarėm išvadą, kad vasara būtų įspūdingiau dėl to, kad vynuogynų buvo labai daug ir jie dabar tik pradėjo megzti savo lapukus, tai kai viskas žaliuoja, tai turėtų tikrai atrodyti įspūdingai, visos tos pakopos, visi tie sodai, takeliai, kurie, pasižiūrėjus į nuotraukas, kaip atrodo vasaros metu, šiltuoju metų laiku, tai ten, pasaka. Jau dabar labai gražiai atrodė, o tai kai sodai, takeliai, visokie, super. Pats miestas toks buvo fainiausias, smagiausias, šilčiausias, šviesiausias, pasivažinėjom dviračiais. Nyderlandų kvartalas labai irgi paliko įspūdį, raudonų plytų namai, žmonės, bariukuose čilina, pavasaris, smagu. Pasirinkom kelią važiuoti pakrantę, neskubant. Irgi kitaip. Kaip iš tikrųjų turbūt, kas stebi tikrieji tie kemperistai senieji, tai taip ir keliauti reikia, o ne greitkeliais važiuoti, tada ir pamatai. Jūsų nuotaikos? Puikios. Kaip jūsų? Mano irgi geros. Ramybė be brolio. Gerų vietų. Laisvų nebūna. Arba retai būna. Turbūt eksperimentuoti negalim, čia va reikia stoti. Reikia kiek? Tu čia mane trūkčiok. Kaip rytą kartą degalų be vos. Matai, bordiūras aukštas.
Čia mes nors priimsim, ne, tą puls, mums pavyks, kaip jūs manot. Nu ką, vakarėlis įvyko. Hello, papa. Gdansko atvykimas ir judam į miestuką, ne ponė? Pasišaldyti. Aha, eini galą pravėdint. Ar nejokavai? Norėjai žvejot? Jo. Pamatė žvejus, sako, einam, davai meškerių pasimt. Ne čia tu sakai, nemeluok. O čia tai žvejė, nežinau, reikia kokiam tikrai žvejui duoti į rankas, ją išmokins. Aš tai iš manęs toks žvejys. Nepagauna net karosiukų tų mini. Ne, nu tai kai nežvejoji, tai ir nepagauni. O tas, kas žvejoja, pavyzdžiui, tai tu ir pagauni. Ir galvoju dabar, kad važiavam ieškoti šilumos į pietus, o ne į šiaurės pusę link Latvijos ar Estijos. Tai radom šilumą savo žieminėse striukėse, kurios jau atrodo buvo pakabintos į spintą išvalytos, bet mums jos pasiteisino. Aš dar abejoju, ar rimti ar ne, bet suėjo. Iš tikrųjų, dar prie to pačio, visus šitos pasakorius. Tai pirmas, kuris dabar pasiūlė užeiti į barą, bet šiaip tai visi dažniausiai siūlo užeiti į strip klubą. Šitas miestas man patinka. Tiek dieną, tiek naktį. Faina, iš tikrųjų, čia jeigu dar šilta atvaryt. Mes praeitais metais su vaikais buvom 3 atvarę. Tokiu pačiu laiku Barborytė pažiūrėjo lygiai. Mūsų skiria 3 savaitės. Buvom balandžio 24, o dabar šiandien yra balandžio 3. Iš tikrųjų reikia atvaryti čia, kada šilčiau. Reiktų kemperiui pasistatyti visai šalia senamiesčio. Reikia tik dieną atvažiuoti pasistatyti, nes vakare su vietom yra problematika. Savo bariukuose, jeigu nori, pabūk, pačilink, pareisi vakare, pabuvęs mieste, fainai, nuvarysi prie jūros. Čia pažiūrėjau, irgi tuose visur turbūt daugiau mažiau yra nekilnojamas turtas supirktas nuomai. Nes įrengti taip, kad šalia lovos langų dega, žmonės irgi sėdinėja, vynelį gurkšnoja ar kažką. Daug mieste girdisi britų jaunimėlio ir kaip bebūtų, dabar dar nei 10 nėra, o jau jie tai pridažė tvarkingai, kai kurie net stipriai, italų nemažai. Tai turbūt 2 tokios pagrindinės, britai ir italai, užvaldė šį savaitgalį Gdanską. Nu ir aišku, keletas lietuvių tokių besiblaškančių. 3, 2, 1. O, ką čia darai? Vaikštelis renku. Nu bus pigiau kelionė atsiejus. Ne, viskas nebevyniau daugiau. O, šaunuolį, rytoj tą paimsim. Nu, vis tiek saliarka pabrangu, tai bent fėjos maišelių bus. Žiūrim, kiek suskaičiuojam. 1. Bairis. Einam link kemperio, visai netoli, o čia vat ir vandens. Pamatėm barsuką. Barsukas, nu. Bėga ir jis kažkaip taip. Voveris esu Mes matęs. ėjom ir jisai taip atsisuko. Lapę esu Mes matęs ėjom mieste. ir jisai prabėgo. Nu, bet barsuko nesu matęs, Aš pirmą kartą barsuką patau. kad mieste būtų. Ką jie čia veikia? Ką jis čia veikia tą mieste? Rastus galanda. Ne, tai čia ne bebras, čia barsukas buvo. Paėjom. Kiek prisiparkavusių kolegų.
stovi, kiek miegos. Ir vienas šalia kito taip, ne? Arti. Nu, tas čia iš vis taip visai. O, štai ir mūsų. Sveikas, gyvas. Kiek dar ten toliau. Tuka visiems. Sveikinam. Labas rytas, labas rytas. Labas rytas. Kaip rytas pradėtas. Su lietumi. Vaikščiom su fėja lietuje. Lietui. Stipriai liejo iš ryto. Jo, labai. Galvojom, kad dienos metu neišeisim į Gdanską, bet rodos pasitaisė oras. Baigėm gerti kavą ir eisim į miestą. Na, o paskui laukia kulminacija kelionės. Barbaros iš tikrųjų kelionės. Baseinai. Laukite tęsinio. Iki.